Patyčios mano gyvenime egzistavo, kartais egzistuoja ir iki šiol. Aišku, aš dabar labai linksmai kalbu, bet ne visada būdavo taip linksma ir smagu jas girdėti tiek vaikystėje, tiek paauglystėje, tiek mokykloje, tiek aukštojoje mokykloje, tiek ir dabar, kai man jau yra ganėtinai pakankamai metų, kad aš galėčiau kontroliuoti arba dirbti su savo emocijom labai sąmoningai, bet patyčios egzistavo mano gyvenime nuo vaikystės. Patyčių patirdavau, darželį neatsimenu, patyčių patirdavau ir pradinėse klasėse, ir viduriniai mokykloje, ir besimokydamas gimnazinėse klasėse. Patyčių patirdavau ir mokydamasis vėliau, jau po vidurinės mokyklos baigimo, patyčių kartais patiriu ir dabar. Deja, ta patirtis jinai nėra labai smagi, bet mano atveju, mano gyvenime, jinai man padėjo, šiek tiek padėjo eiti į priekį ir nesustoti, nes kai tau kažkas sako, kad tu kažko negali arba kažko nemoki, tu tampi labiau užsispyręs ir nori įrodyti tam žmogui, kuris tau sakė, kad tu kažko negali, nori įrodyti jam, kad tu iš tikrųjų gali. Ir bandai daryti viską, kad pasiektum savo tikslų ir įrodytum savo pačiam arba tiems kitiems iš tavęs besityčiojantiems žmonėms, kad tu kažką gali. Labai smagu, kai tokia taktika suveikia taip, kaip suveikia man. Deja, dažnai nutinka taip, kad tokia taktika labai dažnai nutinka taip, kad tos patyčios verčia žmogų nejudėti į priekį, o kaip tik grimzti žemyn, galvoti apie save ir apie gyvenimą negatyviai, menkinti save, smerkti save ir statyti savo barjerus ten, kur jų statyti nereikėtų, arba ten, kur jų paprasčiausiai galėtų nebūti. Patyčios ir silpnesnio žmogaus skriauda, jinai nėra tik tai to žmogaus reikalas, tai yra mūsų sveikos visuomenės reikalas. Mūsų visuomenė ir mūsų gyvenimuose egzistuoja labai kartais keisti, kartais nesuvokiamo, kartais labai kvaili stereotipai. Berniukiškumo, mergaitiškumo, moteriškumo, vyriškumo, lietuviškumo, kitatautiškumo, aprangos, elgesio ir taip toliau. O iš tikrųjų mums visų pirma reikėtų ugdyti pagarbą žmogui, kad ir koks jis bebūtų, kad ir kaip jis beatrodytų, kad ir kokios keistos ar nesuvokiamos prigimties, polinkių ir pomėgių jisai būtų. Man atrodo, mums reikia mylėti kiekvieną žmogų, nes kiekvienas žmogus yra mūsų valstybės ateitis. Jis yra potencialus mūsų darbdavys, galbūt potencialus mūsų mylimasis arba mylimoji, galbūt būsimasis arba būsimoji mūsų prezidentė. Kiekvienas žmogus yra vertingas savaime. Ir nepaisant koks jisai yra, mums reikia jį mylėti taip, kaip mes mylime vienas kitą, savo šeimą, savo vaikus ir savo draugus. Todėl mylėkime ir mažą žmogų, ir didelį žmogų, ir seną žmogų, ir jauną žmogų. Kartais kreiptis iš tikrųjų labiausiai į suaugusius žmonės, į mokytojus, auklėtojus, dėstytojus ir tėvus. Tuos žmonės, kurių rankose yra jaunas žmogus ir būtent suaugę žmonės turėtų rodyti vaikams pavyzdį, kad negalima tyčiotis iš kaimyno, nesvarbu jisai žydas, vokietis, rusas, lenkas ar lietuvis. Negalima tyčiotis iš kaimyno ar bendradarbio, ar jisai jaunas, senas, pagyvenęs, ar jisai blondinas ar brunetas, ar jisai žydrakis ar rudakis, ar jisai storas ar plonas, ar jisai
heteroseksualus ar homoseksualus. Kai vaikai matys besielgiančius gražiai suaugusius ir suaugusius žmonės gerbiančius vienas kitą, tada ir vaikai mokyklose ar darželiuose vieni iš kitų mažiau tyčiosis.